Yra istorijų, kurios skamba kaip filmas, bet jos yra tikros. Kaip tu prisimeni tą dieną, kai tu praradai viską, kas buvo iki to? Tai yra įvykis pakeitęs mano gyvenimą aukštyn kojom, tai buvo, kada buvo nužudytas mano brolis, kai man buvo 15 metų. Kardinalus gyvenimo pasikeitimas ir stopas. Tuštuma, skausmas, baimė, begalinė baimė. Kada tu patiri realiai tą skausmą, ne tik girdi ir žinai, oi, baisus dalykas, bet tu netgi matai, kiek tas padaro viduj tavo šeimai, tavo mamai, tavo tėčiui, kiek tau pačiam. Kaip atrodė tavo gyvenimo pradžia Amerikoje? Aš negavau jokios pagalbos. Ir aš nežinojau, ar aš čia būsiu, ar aš nebūsiu, ar aš įstosiu, ar aš neįstosiu, ar aš čia susirasiu, ar man išnuomos būtų ar ne. Aš ir išvažiavau dar su tokiu pačiu skausmu ir išpūstom akim, kas čia iš vis visur vyksta, kas tas pasaulis aplamai, nes aš jau dabar jo nebesuprantu, nes tas pasaulis, kurį aš žinojau, jisai dingo, jisai sustojo, jis baigėsi, jis buvo sunaikintas ir jo niekada nebebus. Tu man pasakojai, kad tu turėjai boyfriendą ir tą boyfriendą susiradai realiai iš Twitterio posto. Papasakok, kas ten buvo. Aš buvau patvytinus vieną iš savo dainą. Devon Murray aktorius, jisai tiesiog pajokaudamas parašė tweetą, kad we all know you wrote the song about me. Ir per tą visas tiesiog pradėjom susirašinėti ir jisai pradėjo žiūrėtis ir darbelių ir viską čia Los Andžele. Visi žinote, kad Simona kovoja su vėžiu. Papasakok man, kaip tu sužinojai apie diagnozę ir kada. Man prasidėjo labai daug virškinimo problemų, kadangi tai yra auglys ir jis yra su per limfmazgius, galiausiai tiesiog pradėjau į tualetą eiti su labai daug kraujo. Aha. Taip, tai buvo šokas, tai buvo baimė ir tada tiesiog viskas tik blogėjo. Aš skausmą jau patyriau, aš baimę jau patyriau, išgąstį jau patyriau, iš manęs jau ir viskas buvo duota, ir viskas atimta, ir iš naujo, ir vėl, kur dar? Kas dar gali būti? Ko dar neturėjau? Yra istorijų, kurios skamba kaip filmas, bet jos yra tikros. Šiandienos viešnia yra labai ypatinga viešnia, labai ilgai laukta Simona Milinytė. Žinoma dainininkė Lietuvoje, kuriai vos 15 apsivertė gyvenimas aukštyn kojom. Tai šiandien mes kalbėsime apie išgyvenimus, gyvenimo pradžią Amerikoje ir ką reiškia iš naujo kovoti už gyvenimą. Tai labas, Simona. Sveika, Neringa, pagaliau susitikom Los Andžele. Iš trečio karto ar iš kelinto mes čia bandom susitikti? Man atrodo 3 kartus. Trečias nemeluoja. Tai sveika atvykus. Pagaliau, ačiū labai už kvietimą. Aš pati žiūriu tavo podcastą, tai man tikrai labai smagu. Labai smagu ir labai džiaugiuosi, kad tu esi čia, nes tikrai laukia labai įdomus pokalbis. Kaip tu jautiesi šiandien? Gerai, iš tikrųjų labai smagu ir labai smagu su tavim pabendrauti irgi čia ir atviriau, nes iš tikrųjų nesu dar davusi interviu ir po susirgimo ir aplamai labai mažai duodu, kadangi esu čia Los Andžele ir Lietuvoje tenka mažai lankytis, nuotoliniu būdu mažai duodu interviu, o būtent taip akis į akį interviu labai retas su manim, todėl labai smagu būti čia. Man yra garbė. Čia tikrai išgirsi daug daugiau negu kur nors kitur, bet to čia yra visai kitaip, kada iš tikrųjų tu gali papasakoti savo istoriją ir ačiū tau už tai, nes kada yra išrašoma ir straipsniuose, ir istorijose, ir visur kitur, tai yra parašyta raštu ir neperteikia nei tavo emocijų, tai yra sudėti tiesiog žodžiai, bet tai nėra tavo išgyvenimai. Tai yra kažkieno perrašyta. Paplepėsim šiandien. Tai kadangi aš pristatydama tave paminėjau, kad tavo gyvenimas tikrai yra kaip filmas, mano pirmas klausimas būtų tau, kaip tu prisimeni tą dieną, kai ne tik, žinai, įvyko pati skaudžiausia netektis tavo gyvenime, bet ir kad tas gyvenimas visiškai pasikeitė ir kad tu praradai viską, kas buvo iki to. Taip, tai iš tikrųjų mano didžiausia trauma gyvenime, kuris aplamai tai yra įvykis pakeitęs mano gyvenimą aukštyn kojom, tai buvo, kada buvo nužudytas mano brolis, kai man buvo 15 metų. Tas buvo tiesiog kardinalus gyvenimo pasikeitimas ir stopas.
nuo tada man prasidėjo visiškai naujas gyvenimas ir visiškai kitoks. Tiek požiūris į gyvenimą, tiek tempas, tiek prioritetai, tiek supratimas pasaulio, tiek savęs pažinimas galų gale, susitaikymas, emocijų atradimas, jausmų suradimas. Aš tiesiog išgyvenau visiškai viską, kaip aš galiu pasakyti, 15 metų būdama, tu išjauti visus tuos jausmus, tiek skausmą, tiek netekti, ką žmonėm tenka išlaukti visą gyvenimą ir vaikų, ir santuokų, kol galiausiai ateina tas laikas. Man tas buvo staigiai ir labai anksti. Savaitę laiko jis buvo dingęs. Ir aš tą dieną turėjau Šok su manimi buvo laida ir aš turėjau pasirodyti per pertrauką su viena iš savo dainų, didelė šokėjų grupė. Ir aš buvau su pilnu makiažu ir ryte turėjom išvažiuoti į Vilnių ir būtent tada gavom skambutį. Ir aš tiesiog prisimenu, kad suknelės, nes mama laikė suknelės, rūbus ir jie nukrito ir jinai išbėgo tiesiog į kiemą. O aš nežinau, ar man tiesiog, ar supratimas atėjo, ar aš nemoku to pasakyti. Aš tiesiog sekantį dalyką atsimenu, kaip aš pasižiūrėjau veidrodį ir buvo viskas juoda, nes buvau su makiažu. Ir aš dar atsimenu tik tai vieną, kad mama iš to šoko ir iš to momentu manęs dar paklausė, tai šok su manim nevažiuosim? Nes tiesiog tas buvo neįmanoma apibūdinti. Tai yra įvykis, kuris pakeičia visiškai gyvenimą ir bet kuris žmogus patyręs netekti kažkokią tai panašią gali tą suprasti, atpasakoti to yra labai sunku. Kaip ir paminėjau, galbūt tai yra, kad tu per tą vieną dieną tu išgyveni labai labai daug emocijų ir patirčių ir tokių, kur žmonėm tenka praeiti visą gyvenimą, sukaupti tą, žinoti, kaip tas jaučiasi, kaip tai yra, koks tai yra skausmas ir kaip ir būtent tą užsigrūdinimą. Tai man ta branda atėjo labai anksti. Aš žinau tą jausmą, nes aš esu netekusi pusseserės. Man buvo, aš nepamenu, man atrodo 22 ar 23 metai ir jai sustojo širdis. Jinai išprakaitavo visą kalį, jinai turėjo širdies ydą ir ten buvo ir medikų klaida ir, žinai, ten tiesiog, ten reikėjo prižiūrėti ir ten taip viskas sukrito korta, taip labai blogai, žinai, kad taip vienu žodžiu taip gavosi tikriausiai toks likimas ir aš žinau, ką tu pasakoji, nes aš to ryto gyvenime nepamiršiu, žinai, ir tų emocijų ir, žinai, man tikriausiai yra tas potrauminis toksai likęs dalykas. Aš žinau kiekvieną kartą, kiekvieną rytą, kai atsikeliu, dabar, ne, ir kai aš ryte vis tiek gyvenu per atstumą su tėvais, nes aš tą žinią sužinojau, kada buvau ne Lietuvoj. Aš atsikeliu ryte ir gaunu tą žinutę ir man iki dabar yra tas toks, aš ryte atsikeliu ir tas būna, kai paimu telefoną, tas, žinai, tas toks, tas jisai yra likęs tikriausiai. Kamuolys toks nemoku paaiškinti tau. Ir tą būtent reikia patirti, kad suprastum. Ir tas iš tikrųjų, tam reikia laiko, nes tave labai pritrenkė toksai dalykas, šokas ir aplamai tos visos emocijos. Man tas užtruko ilgai, aš didelę pauzę pasidariau. Nuo tų 15 metų tada savaime, aišku, viskas taip ir sustojo. Aplamai, kai brolis vežiodavo mane visur ir jisai buvo tas žmogus ir su Rosita Čivilyte ir Česlavu Gabaliu, man pasibaigdavo pamokos, jie paskambindavo jam, mane paimti. Jisai buvo tas žmogus, kuris padėdavo tėvam rūpintis tiek manim, tiek mano jaunesnių brolių, tiek namais, ką reikėdavo, nes tėveliai abudu dirba, turiu dar jaunesnį brolį, mano tvarkaraštis įtemptas ir jisai buvo visiems ir visada pagalbininkas. Ir jo netekimas man buvo ir karjeros klausimų, tas buvo, o kaip dabar, kas savaime, aišku, tai yra net neįmanoma, atrodo, be jo, tuo metu tai man tiesiog viskas emociškai tai irgi yra neįmanoma,
pats nei atrodai, nei jautiesi tikrai negali niekur ir tiesiog visiškas stopas. Viskas. Tai tu netekai ir brolio, ir tai, Tuo ką labiausiai myli. Tuo metu aš pasakyčiau, kad netekom visi gyvenimo. Ir aš ne tik apie save sakau, aš sakau apie visą tiek savo šeimą, tiek daug žmonių, kurie yra nukentėję ir jeigu yra kažkoks tai įvykis toksai, visi netenka, nes visiems viskas. Tu niekada gyvenime nebeturėsi švenčių tokių pačių, tu kelionių niekada nebeturėsi. Visiems prasidėjo visiškai naujas gyvenimas. Ir tam reikėjo laiko ir supratimo ir tas buvo skaudu atsisveikinti su savo gyvenimu, kurį turėjai. Ir dar kartu ir tas skausmas ir netekties. Ir labai yra lengva tiesiog sugriūti į tą depresiją, bedugnę, tą tokią nematymą perspektyvos, ateities, nes tiesiog tu skausme, tavo pasaulis atrodo visas skausme, iš tavęs visiškai viskas atimta, tiek tavo šeima, sakykim, tiek, nes savaime aišku, reikia pagalvoti, kad mes, aš ir mano jaunesnysis brolis, labai didelį tarpą netekom ir tėvų, ypač mamos, nes tokį skausmą išgyventi ir tokiam skausme netiesiog matyti mamą vaikui, nėra nieko baisiau. Aš tau galiu, tu turi savo mamą ir tu taip pat kaip aš, jūs geriausios draugės, taip pat kaip aš su savo mama. Ir tu įsivaizduok save, jeigu tu žinai tavo mamą einant per neapsakomą skausmą. Aš žinok, mačiau savo mamą labai panašiai ir aišku, aš mačiau mamos seserį, kuri ta prasme, realiai nebenorėjo gyventi. Bet manau, daug kas supras, kas turėjo panašių dalykų. Tai mano visas gyvenimas tiesiog sugriuvo ir sustojo. Aišku, čia tokia, žinai, netektis yra, kaip ir sakai, čia yra neįmanoma suvokti protų, bet noriu truputį pereiti dabar apie tavo vaikystę. Kada tu apskritai supratai, kad muzika jau bus tavo kelias? Kada sudainavai tas Sparnuotąsias sūpynes ir kada prasidėjo pirmi televiziniai projektai, nes man labai įdomu būtų paklausyti tavo perspektyvos, žinai, nes pas mus labai panašiai irgi daug dalykų buvo, aš irgi vaikystėje dainavau ir ėjau tos visos projektus, mes iš tikrųjų tarp kitko daugiau keliavome po užsienį, po tos užsienio konkursus. Konkursus dainavimo. O tu iš karto šokai į tikrą tą Lietuvos fame, žinai. Aš į tą iššokau, kai man jau buvo 18. Tu papasako, kokia buvo tavo perspektyva ir supratimas, kaip tu buvai vaikas. Tai buvo kažkoks tai stebuklas. Aš tas savo pirmas laidas, tai atsimenu, nes aš visą laiką, kaip ir visi, žiūrėdavau pagrindinius kanalus, pagrindinės laidas. Ir aš atsidūriau tenai ir mano viena iš pirmų tų būtent laidų, kur būdavo Atspėk dainą, penktadienio muzikos šou, Violeta Riaubiškytė tuo metu su Kučinsku vesdavo, paskui jinai su Vilium ir jie tuo metu ir susitokė. Tai buvo tiesiog wow. O tuo metu tas atspėjimai tų dainų būdavo su komanda. Mano ta pati pirma laida buvo Mango grupė ir Iva grupė. Ir tiesiog, kai tau yra, tu esi vaikas, ant tau ant 10-9 metai ir tu su dviem žymiausiom divų grupėm, kur kiekviena mergaitė tiesiog buvo įsimylėjusios, svajom mums buvo lėlės, barbės ir tiesiog autoritetai visą laiką. Ir tiesiog tu stovi ir tu jas matai gyvai. Man tas buvo pasaka, neapsakomas svajonės išsipildymas ir dėja, būtent per tą, taip ir gailiuosi, nes tuo metu taip ir, žinok, neturiu nuotraukos, nei su Iva, nei su Mango, nes taip ir neišdrįsau prieiti ir atsimenu, būdavo jo operatoriai dar labai juokdavo, sakydavo, kodėl tas vaikas išsigandęs, kuo jūs gazdina tą vaiką, nes man tiesiog būdavo neįmanoma, aš net bijojau pakalbinti, prisiliesti ar nuotraukos paprašyti.
pasirašyti. Klausyk, Simona, tai dabar buvo grįši į tiesiog Lietuvą stebuklas. būtinai. Pirmas tikslas - nuotrauka su Su Iva. Iva. Bet aš galvoju, kad Mes iš tikrųjų bunkė tikrai galėtų su tavimi nusifotografuoti. Mes, Reikia žinok, juos su- ešopą nuvažiuoti. Mes su Goda iš tikrųjų buvom susirašinėjusios, nes aš turiu nuotrauką iš išsipildymo LNK akcijos, kur visi išsipildymo akcijos ant scenos gale, žinai, ir aš stoviu ir šalia ten kažkur ir Iva grupė, nu tai bent jau šalia kažkur. Bet iš tikrųjų čia bus mano vis tiek kažkada tikslas. Būtinai, Simona, būtinai. Vaikystės, tas Jo, tu turi išpildyti šitą svajonę. Aš manau, nengi visos tos panelės, kurios mes užaugę su tuo, tikrai puikiai supras mane. Tiek, aš manau, tu pati dar puikiai prisimeni tiek kostiumus tuo metu, Mango galų gale. Mango visos buvo mano dainos. mėgstamiausia. Taigi visas dainas mokam. Alyvos, mes prisimenu, Tik dainuodavom alyvos. alyvos. Aš galvoju, kad čia, žinai, lietuviška klasika yra jau visiškai. Taip. Kaip ir sakiau, aš ir dabar man tas yra. Aš ten buvau ir aš taip ir buvau kiekvieną kartą, kaip gyvendama kažkokiai svajoniai, nes kaip ir sakau, taip ir niekada ir nepripratau prie to, kad tiesiog net išdrįs nuotraukos pasiprašyti. Tai dar buvo tau viskas nauja. Visą gyvenimą man tas ir liko wow. Nu labai fainai, nes visos tos patirtis pas mane, jos buvo daug vėliau, tai pat tau kaip vaikui, tai ten buvo, žinai, wow. Man irgi buvo tie wow momentai, tai visos tos patirtis, jo, bet tu jas kitaip priimi, kai tu jau esi suaugęs, bet aš turiu klausimą tau, ar tu prisimeni, tai buvo tau labiau kaip spaudimas, ar tu jautėsi labai laiminga tuo metu, nes, pavyzdžiui, aš patyriau to spaudimą, žinai, buvo tokia konkurencija, nes aš dalyvaudavau tose konkursuose. TV konkursuose, ne pasirodymai, bet TV konkursai, kur tu labai konkuruoji. Jo, ar tu prisimeni tai labiau kaip spaudimą, ar kaip tiesiog, kad tu buvai laiminga labai tuo periodu? Čia ir buvo galbūt kitaip, nes pas mane spaudimo dar nebuvo dėl ko, nes aš turėjau kiekvieną dieną kovoti, nes mano šeima buvo prieš. Mano mama labai, jie nemėgo, mano šeima iki dabar, jų nėra, nei ten socialiniuose, nei nuo... Tėtis yra daugiau, nes visą laiką viešas kalbėjimas, visa kita, bet šiaip mano mama, pavyzdžiui, jinai iš vis nekenčia tiek viešumos, tiek visko. Ir mano tėvai niekada jie nenorėjo, mano vienintelis buvo tas drive'as. Ir būtent tas užsispyrimas, būtent su vadovų galbūt pagalba, kurie ir padėjo tiek ir tėvam pasakyti, leiskit tam vaikui būti ant scenos, jinai nori ten būti, jinai dainuoja, jinai kaifuoja tuo. Aš ten niekada nedariau dėl pinigų, dėl šlovės, dėl laimėjimų kažkokių. Man tas buvo tiesiog euforija daryti tai. Ir tas galbūt mano ir yra kitoks supratimas, galbūt tas buvimas, nes aš niekada ir neėjau į tuos konkursus, kur tas dalykas, kuris man teikia šitokį malonumą, kad man jis taptų kažkoks dalykas, dėl kurio aš turiu jaudintis, pergyventi, su kažkuo tai konkuruoti, kažkokios tai pavydo, konkurencija. Aš to niekada nenorėjau asocijuoti su tas, sakykime, tuo malonumu, kurį tas, pas mus vadinamas tas skills, ta art, form of art, žinai, tas ar aktorinis, ar dainavimas, tas hobby, tas toksai, tau duoda tą emociją. Ir aš niekada nenorėjau sumaišyti galbūt tų emocijų. Kaip tave veikia ankstyvas žinomumas? Iš tikrųjų, manau, tas labai daug ir pakeitė viso to, kaip mano gyvenimas ir išsidėstė vėliau, kadangi aš būtent ir pradėjau ir jeigu nebūtų atsitikę įvairiausių tragedijų ir nelaimių, aš tikriausiai ir dabar taip ir būčiau galbūt ir įsisukusi tą tokį lietuvių tiesiog pop estrados ir buvimą tam tiesiog. Tikrai su Iva būtum turėjęs nuotrauką. Nuotrauką galbūt būčiau turėjęs. Ir dar padainavus galbūt. Nežinau, ar aš būčiau televizijose ar ne, galbūt tokį daugiau, tą ir užkulsį, ir prodiuserinį, ten ir redakciją. Žinai, kaip mūsų visi vis tiek tas yra ir prodiuseriniai, ir viską, ir galbūt aš būčiau tenai, aš taip manau. O
per tą visą būtent ir ankstyvų ir tas mano kaip ir nustatė tą tokią karjerą, į ką aš būčiau ir kaip aš būčiau ėjus. Tai būtų mano gyvenimas, aš taip manau bent jau. Nes tas ankstyvas žinomumas, jisai tą man ir sudėliojo, tą tavo tokį kelią ir tą viziją, kurią tu turi eiti. Bet mano atveju tas buvo nukirsta ir viskas persivertė naujam gyvenimui. Tai man teko, aš kaip vadinu, išgyventi kelis gyvenimus. Noriu dar trumpai paliesti, kaip atrodė tas laikotarpis po tos tragedijos. Ką prisimeni iš to momento? Žinai, kaip vat, nukirto, pasikeitė ir vat, ką pameni iš to? Tai labai sunku tiesiog tą apibūdinti, atrodo tiesiog kraujavimas. Viduj tu tiesiog kraujo, viskas skauda ir tu, man dar tas buvo, kad namų mokymas prasidėjo, tu savaime aišku ir teismai, ir bylos, ir viskas, ir atitrukimas nuo visko. Draugai, mokyklos, veikla, viskas sustojo. Tu sėdi kambarį kaip ir narvelį. Bet pavadinčiau ne tik fiziniam, bet ir psichologiniam, nes tu net ir nenori nieko tokio daryti. Tai tu ir tiek pats emociškai savo ir iš to skausmo tu užsidarai. Ir mano atveju dar tas buvo ir fiziškai, nes dėl saugumo ir visko, nes mes nepilnamečiai ir savaime aišku tiek visuomenės susidomėjimas, tiek atpažinimas, kada yra, tu tiesiog tu būni sustabdytas. Ir man tas, žinai, tas buvo tuštuma, skausmas, baimė, begalinė baimė ir begalinė žmonių baimė. Nes kažkas, kas tokį siaubą gali padaryti, vaikšto kažkur. Ir man tas buvo, kada tu patiri realiai tą skausmą, ne tik girdi ir žinai, oi, baisus dalykas. Kaip ten buvo bet kažkur. Bet tu netgi matai, kiek tas padaro viduj tavo šeimai, tavo mamai, tavo tėčiui, kiek tau pačiam. Ir tu tada realiai tik įvertini, ant kokio masto tai yra skausmas ir koks tada gali būti žiaurus pasaulis, žiaurus žmogus, kažką tokio padarydamas. Ir mane išgąsdino visas pasaulis, aš tiesiog labai apsitvėriau, labai įsiskaudinau galbūt, man tas buvo... Nusivyliai tikriausiai. Nusivyliau ir žmonėm, man ir aplamai buvo labai sunku tą suprasti, nes brolį radom, buvo kelios dienos prieš mano gimtadienį. Man aplamai tas buvo per laidotuvės, tu įsivaizduok, yra Šermenis ir daug žmonių eina ir buvo netgi žmonės, kurie paminėjo su gimtadieniu. Wow. Tas toksai, wait, what the fuck is going on? Jo. Number one, what the fuck you're talking about? Jo. What? Prasme. Ir tu dar pagalvo, kad tai buvo gruodis, tada visos šventės, tau viskas tiesiog, kas čia neina to apibūdinti, tu esi tiek skausme, šokė, emocijom, gyvenimo visas pasikeitimas, labai daug, kaip ir sakau, tu būtent per tuos metus, sakykim, laiko, tu išgyveni labai daug to gyvenimo, dėl to aš labai visiems sakau, aš jau sena siela. Tu jau, bet žinok, toks ir jausmas, kalbant su tavim. Aš noriu tavęs paklausti labai svarbaus klausimo, aš manau, kad apskritai tavo istorija yra, žinai, man tavęs klausant, man kas kelias minutės bėga šiurpas, bet kas tau padėjo neišprotėti? Vat kas padėjo jūsų šeimai neišprotėti? Aš manau, būtent man padėjo tas tiesiog neleidimas pasiduoti ir neleidimas tiem žmonėm, kurie nužudė mano brolį, nužudyti ir manęs, ir mano šeimos. Aš tiesiog pasakiau taip, aš nusisprendžiau taip, kad jūs nužudėt taip mano brolį, galbūt tikslas buvo pakenkti ir kitiem šeimos nariam, bet aš nusprendžiau, kad aš neleisiu to pasiekti. Ir taip užsimotyvavau turėti ateitį, neužsidaryti narvelį, o eiti, daryti ir kažką pasidaryti, atsistoti ant kojų, pažiūrėti tiem žmonėm ir sakyti,
didn't work, you didn't kill me, you didn't put me down. Aš labai I'm still džiaugiuosi. standing. Aš labai džiaugiuosi dėl tavęs ir tavo šeimos. Bet noriu tavęs paklausti, vat kiek reikėjo laiko, kad ateitų ta jėga atsistot. Nes žinai, tu pradžioj, kai vyksta tokia trauma, tu turi išverkti viską, tu iškraujuot turi, kol nebelieka nieko, kur tu tampi kaip tuščias baltas lapas, ar ne, ir pradedi rašyti savo istoriją iš naujo. Tai vat kiek reikia laiko, kad susigyvenęs, pavyzdžiui, mūsų šeimos tai traumai, kuri mūsų ištiko, žinok, aš manau, kad dar po kokių 5 metų tai atrodė kaip vakar. Ta prasme, tas skausmas, jis aišku, jis eina per stadijas, jis keičiasi, ar ne? Bet, žinai, ir tas pagalbos priėmimas, nes tikriausiai buvo ir pagalba iš šono, ar ne? Tai vat, kada jūs radot jėgų kreiptis, kad, vat, aš nemirsiu, aš nevegetuosiu, aš stosiu ant kojų. Mano situacija buvo kitokia dėl to, kad aš buvau nepilnametė, kada tas visas įvyko. Ir kada yra nepilnamečiai vaikai paliečiami, tai savaime aišku tiek šalis, tiek prokuratūra, tau yra ir psichologai, ir bylos savaime aišku. Tai galbūt man net, aš buvau tiksliai gyduojama, nes yra labai daug profesionalų tame ir dirbančiau tikrai daug metų ir tikrai Lietuvoje yra nepaprastai geri profesionalai, tai aš tau galiu pasakyti, kad man galbūt neišėjo, nes aš niekada nebuvau taip ir palikta, kadangi tai buvo su byla, aš galiu pasakyti, Lietuvos tiek teisėsauga, tiek prokuratūra, tiek ir teismo psichologai ir kaip visas tas, kaip tau padeda, kaip su tavim kalbasi, kaip tave veža į seansus ir ypač nepilnamečiui, tau neleidžia pasimesti visame tame ir tau neleidžia tam balagane pasimesti ir man labai padėjo, kad mano tėvai turi tą puikų kritinį mąstymą ir daug gyvenime matė ir jie matė daug, buvo tikrai ypač tėtis nelaimių ir kaip yra tas valdoma, ta krizės valdymas, sakykime, tragedijos išvaldymas, kada tau tas atsitinka yra kitaip. Bet aš manau, man labai daug ką davė tas būtent apsupta būt protingų tų žmonių ir tėvų, kurie supratimą tokių dalykų daugiau turėjo ir taisyklingai gydavo, neleido į tą. Tai netgi tam narvelį, kaip aš vadinu, būdamas, kad ir fiziškai uždarytas, tu psichologiškai iš pradžių taip, reikėjo tikrai ilgai, kol tu gali aplamai kažką net galvot pradėti ir tas šokas, skausmas, visi tą pereinam, bet kokia netektis tą duoda natūraliai, bet tada vis tiek aš buvau per tą laiką tuo pat metu ir vis tiek pas psichologus darbas ir su šeima ir visa kita, ir terapijos ir būtent gydymai, nes tokios traumos negali būti taip vaikam paliktos. Taip. Ir aš buvau teisinga kryptim vedama ir kad ir aš jau buvau uždaryta, tai man psichologiškai aš pradėjau atsigaudinėti ir tą stiprybę kaupti. Ir kad ir aš buvau uždaryta tam narvelį ir manęs nesimatė niekur, aš viduj tą kaupiau jėgą ir 18 metų tada į Los Andželę teškiau visą jėgą. Buvo, taip, ate. Bet tau einant per tą gydymo laikotarpį, tau buvo ta atmetimo reakcija, kad ten nešnekėkit su manim, ką jūs čia nusišnekat, žinai, kaip būna, nes vis tiek taigi buvo tau paauglystė dar, tai dar, žinai, tiek daug hormonų ten ir visa ta trauma. Tas man buvo labai įdomiausia visą laiką, kad dėl ko ir užtruko, manau, ir kuo yra naudinga tai ištesnė terapija. Žmonės labai bijo pasakyti apie kažkokias tai psichologinės bėdas. Aš dabar ir būtent su liga ir sirgus taip pat labai dažnai einu pas psichologus, nes dalykai tokios traumas tai yra privaloma turėti tokių profesionalų. Ir man tuo metu aš nuolatinius turėjau irgi seansus. Kas buvo ir privaloma ir dėl teismo, ir savaime aišku, tai yra dėl bendrai sveikatos būklės. Ir man visą laiką sakydavo, tu suras kažką gero tragedijoje. Ir aš visą laiką, žinok, aš važiuodavau, mane veža, ten jie mane gali vežti, kad ir 7 kartą ar 8 kartą, mane pasodinama, tu suras kažką gero. Ta prasme, jokauju. Mano visas gyvenimas, toje mano mokykla atimta, draugai atimti, mano brolius nužudė, mano šeima, per mano dar galų gale gimtadienį, va čia šventės ant nosies, visas gyvenimas sustojo, susprogo, kažkokios bylos prasidėjo,
ta prasme, jūs gal norit pažiūrėti, kaip mano mama verkė, ko gero. Ar to buvo momentas, kai tu norėjai tiesiog viską paleisti? Ta prasme, viskas, I'm done, I quit. Aš galbūt buvo toks daugiau pervargimas. Ne tai, kad, žinai, I'm done, bet tas buvo, aš viduj visą laiką žinau, kad aš neleisiu, nes aš neleisiu, būtent tas ir buvo, aš challenge mečiau tiem žmonėm, kurie nuskriaudė mano brolį ir mano šeimą. Mano challenge'as ir buvo, kad jūs pamatysit mane su šypsena, jūs pamatysit mane shining with the lights. Ir aš tiesiog, jūs, kad ir koks tas buvo tikslas, aš jums parodysiu, kad jūs jo nepasiekėt. Ir tas viduj, kad ir kokia aš būdavau pavargus, gal tas ir atrodydavo kaip taip, žinai, tas užsisklendimas, bet va ta vidinė, būtent ta motyvacija ir tas, kad aš neleisiu jums pasiekti savo ir nužudyti ir manęs kartu. Tas viduj užsidėgymas, jis man padėjo neįslinkti į tą depresiją, kuris, sakyčiau, būtų, žinai, kur nėra nei perspektyvos, nei gyvenimo ir ne tik tas pervargimas, bet pervargimas su ta tokia depresija. Tai pas mane, jeigu ir būdavo pervargimas, aš viduj, kad ir aš tada ir guli ramiai būni, bet viduj tas niekada nenustoja. Ir galbūt per tą man pavyko kažkaip viduj išlikti ir visiškai nesužlugti iki tos, nes to tiek iš tai gavus tiek daug smūgių ir staigiai ir dar paauglystės metu ir panašiai, tai yra labai sunku ir tas gali ant tiek psichologiškai, kad žmonės tiesiog neišgyveno to. Tai kada tu pirmą kartą pajutai, kad jau atsistojai ant kojų? Prieš pat išvažiuojant į Ameriką jau jautėsi tokia stipri, ar ne? Aš čia gerus porą metų po atsikraustimo, galbūt tik tais, nes aš ir išvažiavau dar su tokiu pačiu skausmu ir išpūstom akim, kas čia iš vis visur vyksta ir kas tas pasaulis aplamai, nes aš jau dabar jo nebesuprantu, nes tas pasaulis, kurį aš žinojau, jisai dingo, jisai sustojo, jis baigėsi, jis buvo sunaikintas ir jo niekada nebebus. Niekada nebebus to ir aš netgi su tokiu smalsumu ir aš tikrai žinau, kad tu turėjai tikrai pajust tą jausmą, žinai tą jausmą tik atsikrausčius, tas toks, maždaug, pasidaryt viską ir tą, ir butą, ir čia sąskaitą, ir tas to susikūrimas. Tu pati žinai tą jausmą, tokį cinkelį tikriausiai. Tai papasakok tu man, kaip atrodė tavo gyvenimo pradžia Amerikoje. Atvažiavai, kalbą mokėjai? Taip, iš mokyklos tik tai. Kiek tu gali mokėti, žinai, 15-16 dar tada. Ir jau paskui, kiek aš jau papildomai, ir aš jau žinojau, kad aš noriu būti Amerikoje, tai aš visą laiką dar eidavau papildomai pas anglų mokytoją, kur mano ir mokyklos būdavo, aš dar papildomai eidavau, nes visą laiką taip orientuota būdavau. Bet vis tiek mano buvo pirmas, niekada gyvenime nepamiršiu, tai buvo pirmas restoranas Subway, kai nusileidau. Subway. Nes tai buvo vienas iš tokių, kur vienintelis brandas, kur taip gerai žinojau, nes, žinai, kai tik atvažiuojant, toks saugus pasirinkimas. Jo, tos kavinės, parduotuvės, tu nieko, čia nėra nei Maksimos, nei Kiniai, nei, žinai, čia čili picos, tai ką čia dabar daryt? Ir tas buvo okei. Ir aš nemokėjau, net aš skaitau ir aš nežinau, kaip tą tarti. Tai aš rodus, man tą trečią. Ir ta pardavėja taip žiūri, sako, cucumber you want? I'm like, yeah, that one. Whatever you just said, cucumber, kad ir ką tu čia pasakėjai. Tas buvo, bet, žinai kas, aš pagavau tada tą cinkelį, man tas prasidėjo toks smalsumas ir įdomumas, netgi, okei, žinai, tada tokia intrigėlė netgi, ir man jau pasidarė įdomu. Butas tas susiradimas, tada, sakykime, ir kaip tą visą gyvenimą, tai buvo mano pats pirmas, nes aš užsienį. Aš atsimenu, paskambinau tėvam, paklausti, kaip dabar yra su elektros tinklais, visko, kaip čia man viską įsivesti. Jis sako, ką mes žinom, mes tai Lietuvoje, čia tai viskas kitaip. Ir aš negavau jokios pagalbos. Tai tau reikėjo viską nuo pradžių. Aš viską googlinausi, žiūrėjausi ir tiesiog grinai per tą turėjau
per smalsumą ir įdomumą, sakyčiau. Tai tu pirmiausia atvažiavai į Los Andželą. Pirmiausia, aš atskridau į Kanadą, iš Kanados aš skridau į Seattle, iš Seattle važiavau į Ohio, o aš turiu tetą, kuri gyvena Ohio ir Cincinnati, dėl to mano netgi ir telefono numeris dar ir dabar taip ir likęs iš Ohio, nes buvo, man kas padėjo, tai yra taip, ten yra kitaip, kaip žinai, dabar steitai yra labai kitaip ir parduotuvės netgi kitokios ir pavadinimai, bet jų vis tiek man buvo Amerika. Ir aš galėjau čia, man ir parodė, kokie yra telefonų tinklai, nes, aš tai žinau, ten Tele2 ir Bitė, sakykime. Tai buvo tas ir paskui parduotos čia maisto prekybos centrai, čia taip yra kolonėlės. Ir šiek tiek tą parodė. Ir aš pirmą mėnesį gyvenau pas ją ir nuotoliniu būdu bandžiau nuomotis, susirasti butą. Amerikoje tas yra neįmanoma be Social Security ir Credit History. Tai va, žinokit, kas važiuoja čia ir galvojate išsinuomoti butą. Airbnb. Tai va, vienu metu ir pasakėm, matot, vienu metu. Taip, vienintelis variantas. Tai tu iš karto, kai atvažiavai, žinojai, kad tu stosi mokytis, ar ne? Tu su mokslo viza atvykai. Aš grinai atvažiavau. Iš pradžių tai buvo turistinė, kur būtent tiem pirmiem porai mėnesių. Ir aš tą mėnesį pirmą dar ir taip testavausi. Gerai, aš pažiūrėsiu, kaip man patiks, ar aš išsinuomosiu butą, kaip ir ta tokia pradžia. Bet man labai tas būtent smalsumas ir tas netgi pasaulio atradimas, aš pirmą kartą už vairo sėdau, bet tas buvo Los Andželė jau, nes dar su teta aš neturėjau nei driver license, nei nieko, tai jinai vežiojo ir viskas dar buvo, tai pirmą kartą aš už vairo irgi sėdau čia ir aš čia nebuvau turėjus nei pamokų, nei nieko. O kaip žinai, čia be mašinos nieko, tai pirmom Los Andželė tai kosmosas. Pirmom dienom važinėjai dar tada su taksi, bet žinok, man reikėjo... Aš sėdėjau ant šaligatvio prie DMV, prie teisės centro ir aš skaičiau knygutę. Aš visą dieną skaičiau knygutę egzaminui ir vakare pasiėmiau egzaminą. Ir išlaikei? Nes man reikėjo to. Teorija, jo. Teorija, aš galiu knygas graužt labai gerai. Praktikai man teko 2 kartus, iš tikrųjų, nes matai, irgi aš buvau tik Lietuvoje pamokas turėjus ir tai tas buvo, žinai, tuo metu, kai aš dar vaikas buvau. Čia jau man buvo, o kaip čia tą reikia. Tai va tas buvo, žinai, tas toks pasaulio atradimas, suradimas ir aš pirmą kartą pati prekybos centrą nuvažiavau, aš gal kaip ir skau su apsauga turėjau gyventi dar ir vis tiek iš tos vaikystės į tą tikrą gyvenimą. Ir va čia tėvai iš tikrųjų labai, aš jiems sakau, galėjo šiek tiek daugiau, aš dabar jiem labai priekaištauju, sakau, galėjo bent daugiau kažkiek patarimų, kažkiek turi daugiau supratimo pasaulio. Nes jų visą laiką būdavo, mes tai Lietuvoje, iš kur mes žinom, kas toje Amerikoje. Ir čia GPT nebuvo tada. Tada nebuvo. O tu dabar gali įsivaizduok, tu savo tėvam dabar paskambintum, sakytum, o klausykit, kaip man ten tos taksus reikia pasidaryti, ką tau atsakytų? Jo, žinok, aš galiu tau labai parileitinti, nes klausau tavo gyvenimo pradžią ir aš kaip galvoju, Dieve, o aš čia, žinai, dar komplaininau, kad man kažkas čia negerai buvo, kai tu skaityk tokio amžiaus įmesta buvai Amerikos visą šitą vandenyną ir man, aišku, buvo daug paprasčiau, nes aš atvykau jau, žinai, mano pirmi kartai Amerikoje taip, tai buvo irgi šeimos lankymas ir visa kita, tai irgi ten labai panašiai aprodė, kur eit, kur valgyti ir taip toliau, bet jau gyventi aš vis tiek atvažiavau jau tokia apsišildžius kojas, aš jau buvau praleidus šiek tiek laiko čia, žinai, ir šiek tiek ir Los Andželo buvau kelis kartus mačiusi ir atvykau pas draugą, kuris yra amerikietis, žinai, tai yra visai kita patirtis. Tai mane, žinai, labai žavi klausant tavęs, kaip tu taip, žinai, pradėjai ir turiu klausimą, kurį šiaip visada klausiu visų žmonių, kurie, žinai, ar tai iš Lietuvos atvažiuoja. Ar tu prisimeni, koks buvo tavo pirmas kultūrinis šokas čia? Tą norėjau aš tau, žinok, ir pasakyti, kad aš tau labai pavydžiu to, kad tau aprodė ir viską, nes kai aš atvažiavau, man vienintelis butas, kurį man išnuomavo, tai buvo Koreatown. Čia, žinai, Los Andželo nėra pačios geriausi kvartalai. Ir tuo metu dar ta viena pagrindinė gatvė, jeigu žinai, kur yra ežeras vidury miesto. Aha, žinau, jis netoli iš tikrųjų mūsų dabar studijos. Tai kaip žinai, ta visa gatvė buvo benamių gatvė.
Tada buvo benamiai ten? Ten buvo visa, nes ten buvo Oh my 9 God. centai ant to kampo, ten toks didžiulis ir ten jų dabar ten viskas ir užkalta, taip ir likta. Aha. Ir žinai, ir buvo baisu ir įdomu, bet žinai kas, aš galiu pasakyti, mano visa ta pradžia ir visas tas susidomėjimas, tas cinkelis ir visas, tu turėk omeny, kad aš buvau tokia gan pritrėkšta šoko. Man visas tas toks buvo plaukėjančiai paviršiui, žinai, nes aš nežinojau gyvenimo aplamai. Dėl to aš galbūt daug ką dariau, daugiau tokio maždaug autopiloto, ne? Pabandysiu, žinai, blogiau nebus. Iš kur aš žinau, koks jau dabar tai jau žinai, nes kad aš galbūt, kaip ir sakiau, jeigu būčiau tęsus tą gyvenimą, kurį turėjau, jis galbūt būtų kitaip. Ir man, žinai kas, man net tada nebuvo tie tokie sunkumai, jie tokie, dėl to, kad aš juos taip, aš maždaug, o čia pavyks ar ne, gerai, nu, bandom tą elektrą, čia bandom tą būtą, okei, čia. Ir man tas, žinai, gal... Tu užgrūdinta gyvenimo jau buvai. Aš daugiau to susidomėjimo, žinai, ir su tokiu, jau dabar, jo, kaip tu sakei, blogiau, žinai, nebus, gal pabandysiu. Tai aš net rimtai nevertinau, galiu pasakyti, tų situacijų. Tai, žinai, man tavo, aš sakyčiau, gal netgi sunkiau vien dėl to, kad tu supratai, ką tu daugiau darai, kad tu jau tu kraustaisi ir atvažiuoji čia ir tu čia atvažiuoji. Taip. Tu žinai, kur tu atvažiuoji. Bet tai yra, žinai, tai yra toks tikrai sunkus brandos sprendimas. Man buvo sunku, nes, žinai, čia buvo, tau taip susiklostė, nes tau atėmė, o aš turėjau pati iš savęs atimti. Aš dėl to ir nusijuokiau, dėl to, kad, žinai, tu sakai, nu, va, tau čia, žinai, ir aš sakau, man čia buvo sunku, aš galvoju, ne, man atrodo, kad tau, žinok, nes tu... Ne, tau buvo sunkiau. Žinai, aš kaip ir sakau, mano buvo tas toksai dar tokiam šokiniam ir maždaug bandymam ir aš nežinojau, ar aš čia būsiu, ar aš nebūsiu, ar aš įstosiu, ar aš neįstosiu, ar aš čia susirasiu, ar man išnuomos būtų, ar ne. Aš daugiau to tokio aš nežinojau ir aš kiekvieną dieną jau su tuo bus tas rytdiena ar nebus. Nu, bet tu šaunuolė, man tai tikrai labai įdomu klausyti tavo istorijos. Aš turiu tavęs paklausti, kadangi Los Andželas garsėja, žinai, vakarėliais, tokiais, žinai, crazy žmonėm. Tu esi tas tipinis variantas, kaip sakant, sakai, gyvenimo pritrėkšta, tai čia daug tokių suvažiuoja pritrėkštų iš gyvenimo į Los Andželą, ieškoti laimės ir to Hollywoodo ir taip toliau. Tai kaip tu nepametei savęs, atvažiavus tokia jauna ir neturėjai galimybės. Neturėjau galimybės, aš buvau žmonių labai sutraumuota ir išgąsdinta. Ir kai aš čia atvažiavau, aš kaip ir sakiau, man toks buvo maždaug, aš čia liksiu, neliksiu, bet aš žmonių tiesiog bijojau ir man tie social life ir tas, aš tada net negalvojau apie karjerą ar kažką tęsti, aš tiesiog persikraustyti norėjau ir atrasti gyvenimą ir tiesiog net nebuvo kažkokio tai pagalvojimo ar orientacijų kažkokį social life. Tai gerai, persikėlė į Los Andželą ir kaip tu supratai, ką tu nori studijuoti? Kaip tu išsirinkai, koks bus tavo kelias? Vėlgi per bandymą, ar tu jau šiek tiek žinojai, ką nori eiti? Per bandymą. Mano visas aplamai buvimas, aš kaip ir sakiau, netekus to viso gyvenimo, kurį turėjau, aš iš naujo pradėjau ir atradinėti ir ieškotis, tai ką man daryti ir kaip. Iš pradžių, kadangi čia tik Los Andžele, aš nuėjau New York Film Academy ir į Acting for Film. Nes, žinai, kaip atvažiuoji į Los Andželą, čia buvo toks vienas iš tokių, galbūt net ne tai, kad kaip universitetinis, bet daugiau kaip tęsimas tų būrelių, kur aš eidavau anksčiau. Tai čia kaip koledžas, kaip mokykla kažkokia, ne? Talentų mokykla. Aš daugiau tą manyčiau, kaip mes pas Gabalį Čivilytę važinėdom, daugiau man tas buvo, nes tos ir klasės, ir viską, man tas buvo karjera. Bet karjeros aš niekada neasociavau, kaip aš sakiau, man tai buvo svajonės išsipildymas, man niekada aš to nedėjau kaip konkurencijų, kažkokių darbo, tokio konkursinių tų tokių, arba kaip tų piniginių tokių, man niekada nebuvo orientuota į tai. Ir dėl to aš tą ir visą laiką žiūrėjau kaip on a side. Ir čia atsikrausčius, aš visą laiką norėjau turėti, aš turiu tą ateities baimę, kaip pati žinai, kaip taip staigiai viskas gali dingti ir
aš labai bijodavau to tokio ir tos, aš norėdavau žinot, kad ta saugumo labai trūkdavo jausmo. Ir man tas atrodė, jeigu aš turėsiu universitetinį gerą išsilavinimą, kad aš viduj galėsiu pasijusti biški saugiau, daryti tai, kas man malonu, smagu, tą svajonę, sakykime, karjerą tęsti, jeigu aš turėsiu kažkokį tai pagrindą universitetinį. Ir aš stojau Criminal Justice į California State University ir pasirinkau Victim Advocacy. Būtent tiesiog, nes tai yra, tą aš galėjau labai gerai suprasti, išgyventi ir netgi galbūt šiokiu tokiu būdu ir rasti savo pagalbą. Supratus tą daugiau ir iš tos pusės, kada klasės eina ir kalba apie krizių valdymą ir būtent ir su nukentėjusiais į darbą, man tas netgi tokia net savipagalba buvo šiek tiek. Bet aš pradėjus studijuoti, aš pasakiau, kad vaikyti, teisė, Amerikos teisė ne man. Čia yra labai sudėtinga teisė, nes kaip mes turim bendrą teisę, čia kiekvienas steitas turi savus ir tu kaip žinai, jeigu tu advokatas ar teisininkas Kalifornijoje, tu kitur negali, čia visi steitai, kiti įstatymai. Ir man pirmos klasės, kai pradėjo mano pačios pirmos užduotis buvo, jeigu Teksaso rezidentas su Los Andželo rezidentu į avariją patenka Arizonai. Tai kaip dabar pagal kokius įstatymus, pagal kuriuos vairavimo kelių įstatymus, pagal kuriuos įstatymus, kuris, nes jeigu mano driverio licenzija, žodžiu, visas tas tinklas čia. Maždaug, kad žmonės suprastų, Amerikoje, kadangi yra skirtingi steitai, ar ne? Taip. Tai vienu žodžiu, čia kaip skirtingos valstybės ir jos viena su kita pykstasi. Žodžiu, tai maždaug va taip, nes pas mane irgi daug visokių teisinių yra dėl dokumentų, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, aš gaunu kažkokį patarimą žmogaus, kuris praktikuoja teisę kitame steite, tai labai skirtingai, netgi vizų procesas yra labai skirtingas. Ir laikas netgi processing time, ta prasme aplamai, kur tu applyinsi net for visa, žinai, tai netgi dalykai labai. Bet, pavyzdžiui, skirtingai net žmonės išskiria skirtingas laikotarpis yra, pavyzdžiui, jeigu žmonės skiriasi Kalifornijoje, yra minimum 6 mėnesių laukimas, kitur ten, pavyzdžiui, gali iš karto labai greitai. Labai daug visokių niuansų kiekviename žingsnė. Aš noriu, kad tu papasakotum apie akademinį gyvenimą čionais, nes vis tiek mokeisi mokykloje, aišku, iki 15 metų turėjai tą normalų ėjimą į mokyklą, ar ne, ir stojai į universitetą čionais ir kokios buvo tavo patirtis? Kaip ir sakau, kaip ir visas atvažiavimas, kaip ir minėjau, man tas visas buvo bandymai, testavimai, nagrinėjimai ir atradimai ir tiesiog tas kasdieninis, žinai, pirmi tie visi net metai galų gale atsikrauščius, tai dar yra visas tas, žinai, tas įsivažiavimas. Ir kadangi aš atvažiavau ir man iškart ir mokyklos baigimas ir universitetai, pas mane viskas tas gavosi taip gan viename. Ar tau smagu buvo studijuoti čia? Kaip tu jauteisi? Man iš pradžių, man labai buvo baisu, kadangi aš labai kompleksavau, kaip man užsienio, kaip kalba, kaip viskas bus. Labiausiai siurprizą paliko, kad užsienio studentam yra užsienio būtent studentų departamentai universitetuose, kas to aš niekada nebuvau patyrus, aš aišku nestudijavau, aš buvau tik mokykloje. Bet labai įdomiai tas pats principas būdavo, sakykime, yra matematikos klasės ir užduotis. Ir jeigu tu nesupranti kažko tai žodžio kažkokio, tai tu eini į kalbų centrą ir tau tenai būtent dirba, jie tau aiškins ne atsakymus, ne užduotis, o kažką, o tau žodį ir tu žinai kaip Amerikoje description, familiar, like all meaning. Tu šito žodžio nesupranti, prašau. Ir tas labai daug būna papildomos veiklos. Ir iš manęs atėmė, žinai, tas labai daug laiko galų gale. Iš tikrųjų, nes aš turėjau susifokusuoti į tą, nes ne tik yra užduotis, bet dar ir kalba ir aš, kaip ir sakiau, aš orientavausi į turėti tą išsilavinimą, education ir tada jau aš nusprendžiau, kad galėsiu grįžti ir šou ir kažką kitą daryti. Tai man dar buvo tas, aš tiesiog į tai ir sufokusavau, aš neturėjau to tokio daug studentiško gyvenimo, hangout su draugai, su kažkuo to socialinio, ne. Aš labai klases ir aš ėmiau ekstra klasių. Kadangi aš tą laiką turėjau išnaudoti, Amerikoje kas yra
klasės, kas man patinka, yra klasė 3 kreditai universitetuose. Man labai patiko, kad tu čia pats susidarai savo. Yra privalomos tik tai kelios klasės. Tu iš viso sąrašo, tu renkiesi, kokias tu nori klases. Yra tik kelios privalomos, kad tu surinktum tam tikrą kiekį kreditų, kurie yra reikalingi pabaigti. Viena klasė, tie 3, todėl man kai Criminal Justice nusprendžiau, kad jau Amerikoje teisės nedarysiu, dar būtų bendroji teisė, netgi Kanadoje, sakykime, tai būtų kitaip, bet čia pamačiau, kad čia ne tas, ką aš žinojau iš Lietuvos, todėl čia gal ne. Ir man nereikėjo stojimo daryti, aš transfer dariau. Aš applyinau kitus universitetus ir atradinėjau daugiau, ką norėsiu daryti, bet man tokio studentiško gyvenimo daugiau nebuvo, nes aš visą laiką ekstremiau. Aš norėjau papildomai klasių kuo greičiau pasibaigti, kad tą pradėti savo gyvenimą toliau. Tai kur tu paskui stojai? Communications and PR. Aš kreditus jau turėjau iš klasių iš Criminal Justice ir aš įstojau į SNHU, tai yra Southern New Hampshire University, Communications and PR. Komunikacijas ir viešuosius ryšius. Tai tu čia šitą ir baigiai mokslą, ne? Tam baigiau būtent bakalauro, nes aš pabuvus teisėj pamačius, kad ne, vis dėlto tai yra, ką aš noriu daryti ir kad ir aš bijojau tų žmonių, aš jau buvau skaudinta, išgąsdinta, bet aš susiradus tą naują gyvenimą, Neringa, aš susiradau netgi galbūt ir tą naują drąsą su žmonėm bendrauti ir netgi taip, kad mano ir bakalauras tapo komunikacijos su būtent ryšiais ir žmonėm, ko aš buvau labiausiai išgąsdinta iš viso pasaulio ir gyvenimo. Geras, būtent tų blogų žmonių ir tą įveikti ir per visą tą pereit, viską tą, ką jau kalbėjom, traumas, bėdas visus baisius per tą visą pereiti. Ir būtent ta galbūt bakalauras ir buvo man, kad čia ir susiradau atradau gyvenimą. Tas taškas, kur ir supratau, kad čia tas naujas gyvenimas, kaip ir sakiau, kada buvo tas pirmoji dalis ir galbūt prasidėjo ta antroji dalis. Ar sunku įstoti į universitetą čia? Brandos egzaminai ir visa kita čia yra visiškai neaktualu. Dabar, aišku, kiek žinau, tai daug keis ir education system, kaip tu pati supranti. Education department yra labai didelė reforma. Bet tuo metu tai buvo vienintelis pagal ką tu stodavai į universitetą, tai yra SAT egzaminai, SAT. Tai yra SAT, yra koledžo įvertinimo žinių egzaminai. Užsienio studentam dar reikia dar vieno egzamino anglų kalbos egzamino. Aha, šitą girdėjau. Ir tu su tais dviem, tai yra labai paprastai, atsidarai Google ir įsivedi practice ir learn SAT exam, prepare SAT exam. Kiek tu nori, taip ir ruošiesi. Individualiai gali imti pamokas, gali YouTube žiūrėti, gali kursus pirktis, ką nori. Kaip nori, svarbiausia, tu užsiregistruoji išlaikyti egzaminą. Ir nuo tų balų viskas ir priklauso. Tai stojimai būtent yra tavo žinios, ne brandos atestatas, ne kažkas, o kaip tu būtent būsi pasiruošęs tam, sakykime, egzaminui. Ir į ką aš atvažiavus ir susifokusavau pirmiausia, užsimdama dar ir Acting for Film ir New York Film Academy į tą bakalauro, į tą universitetinį. Fokusavausi studijuoti ir grinai į mokslus. Tai pas mane to gyvenimo studentiško daug nebuvo, buvo labai daug knygų graužimo ir gyvenimo atradimo. Aš noriu pakalbėti ir pereiti truputį apie tavo hollywoodinės patirtis, nes žinau, ir tu man pasakojai, kad tu turėjai boyfriendą ir tą boyfriendą susiradai realiai iš Twitterio posto. Papasakok, kas ten buvo. Čia daugelis man irgi galbūt asocijuoja su Harry Potteriu ir buvo labai daug Milinytė ir Harris Potteris. Čia Google'as yra pats pirmiausia, ką išmeta. Milinytė, Harris Potteris. Ok, pasakok. Devon Murray aktorius, jisai tiesiog, aš buvau patvytinus vieną iš savo dainą į Twitterį tuo metu, X šiuo metu, ir jisai tiesiog pajokaudamas parašė tweetą, kad we all know you wrote the song about me. Tai čia reiškia, mes visi žinom, kad tu parašai šitą dainą apie mus.
Ir tiesiog buvo Lempiškai. tas, žinai, slide in the DMs. Pati Jo. žinai, kaip tas puikiai veikia. Jo. Ir per tą visas tiesiog pradėjom susirašinėti ir jisai pradėjo žiūrėtis ir darbelių ir viską čia Los Andžele. Ir Kur jisai tuo metu gyveno? Airijoje, jie iš tikrųjų jis ir dabar ir daugelis. Vienas tik tai yra kitas aktorius, kuris Floridoje gyveno. Tai tikriausiai... Hermiona, man atrodo. Hermiona buvo Džeišėti podcast'e, aš nežinau, ar jinai gyvena Europoje. Jinai daug mokslam labai irgi atidavė, jinai labai įdomi daug moteris. Irgi, labai protinga moteris, tikrai. Aš pati buvau gerbėja visą laiką, tai man buvo irgi toks maždaug kaip rimtai. Ir jisai tiesiog atvažiavo čia iš pradžių vasarai. Dar tada buvo 16, 17 metai ir 18, jau paskui man tam prasidėjo egzaminai ir aš sakau, sorry, bet nebėra laiko. Kaip ir aš niekada nebuvau tos santykius ir viską nuotoliniu man labai taip kaip ir tiko. Jis taip, atvažiuoja, žinai, jo, nes man nesimaišo, aš savo darbus darausi ir pamokas ir aš turiu tą gyvenimą dar atrasti ir žinai dar kas buvo. Būtent va tas galbūt irgi buvo mum stabdęs gan santykių, ne tik, kad aš dar norėjau ir mokslus pasibaigti ir sufokusuoti, bet jisai buvo daug vyresnis. Ir jisai jau buvo puikiai susiradęs savo gyvenimą. Jam jau reikėjo vaikų, jis norėjo žmonos, o aš dar, mokslų dar nebuvau. O jis kalbėjo su tavim, kad norėtų? Jo, nes jam jau buvo virš 30 metų, supranti, man dar ten, žinai, 18-19, jam tai jau virš 30, jau jie jau turi visą gyvenimą, jau tie aktoriai, jau jie buvo įsivažiavę pilnai ir savus, ir verslus, ir darbus turintis, jiem jau, jie neturi ten dar 10 metų laukti, žinai. Ir jo jau buvo tas, jisai jau norėjo daugiau to tokio brandos, o man dar tas buvo toksai, aš aš dar palauk, aš neturiu laiko, aš egzaminus dabar ruošiuosi, aš dar mokslų nepabaigus, kad tu eik, važiuok, neturiu aš laiko. Ir tas gavosi man tiesiog... Man dar nebuvo laiko, nebuvo laikas tam. Kada prasidėjo pas tave pirmieji tie grįžimai į raudoną kilimą? Papasakok truputį apie savo holivudinę patirtį. Tik tai daugiau, kaip ir sakiau, pasibaigus mokslus, prieš tai dar tai ir tos į būrelius, viską aš niekada, kaip ir sakiau, neužleidau. Tai ir kursai, ir aktorinio aš papildomai ėmiau tiek akcento, nes tu, žinai, pati Amerikoje gyveni dabar irgi ir, žinai, kaip čia svarbu tas yra. Tiek komunikacijose, tiek visur, netgi kalbant, bendraujant renginiuose. Tai aš iš karto jau pas akcento dėstytoją, aš jau tas pamokas toliau dariau visą tą kaip ir karjeros. Daugiau tokie socialiniai, kur laiko, nes aš vis tiek būdavau moksluose, fokusuodavausi į tą ir kiek laiko dar likdavo tai savo svajoniai. Tai aš to labai rimtai neužsiėmiau. Ir pats pirmas mano kilimas buvo, aš gavau DM žinutę iš Kathy Hilton. Dėl to iki dabar yra, netgi dabar čia buvo straipsniai, tai Paris Hilton pal. Beje, įsiterpsiu. Pirmoji žvaigždė, kurią pamačiau Los Andžele per vieną savo pirmų atvykimų į LA, tai buvo Paris Hilton. Bet jinai mėgdavo labai tos viešus, kaip čia, appearances vadinamus, ar ne? Kaip tau buvo pirmas įspūdis? LA? Apskritai tas Holivudas. Ir netgi galų gale tu sakė, stovi su Paris Hilton. Tai jo, irgi pasidalink šiek tiek. Man buvo wow. Iš tikrųjų man buvo wow, nes, žinai, vėlgi aš irgi esu iš to pasaulio, tai negaliu sakyti, kad, aš buvau pratusi matyti žymių žmonės Lietuvoje ten, nors tikrai ir buvau ir fanė ten ir, pavyzdžiui, Donato Montvido ten, pavyzdžiui, arba ten dar, žinai, kitų atlikėjų, tai būdavo fainai pasimatyti kažkur ir pamatyti, žiūrėk, ten jisai, žinai, ar jinai mėgstamas atlikėjas, bet čionais, aišku, tai buvo, aš čia jaučiausi, kaip Lietuvoje jaučiasi fanai. Tai aš prisimenu, Kendall Jenner, buvom ten ant tokio rooftop ir, žinai, aš žiūriu, kad jinai eina ir tuo metu man jinai buvo tiesiog, šiaip ir iki dabar man jinai gražiausia iš tos visos šeimos ir aš tokia, žinai, ir aš taip save pagavau, o Dieve, galvoju, neringa, nusiramink ir aš paskui, žinai, persiverčiau į tą, kad it's not cool daryti šitus dalykus, nei snapinti nuotraukas, nei sekti tų žmonių. Ir dabar visada, kai Los Andžele kažkur pamatau žymių žmonės, aš labai gerbiu juos, gerbiu jų erdvę ir niekada nelysiu, ten neprieisiu, nebent. Paskutinį kartą buvau priėjusi prie žymios moters,
kuri kuria drabužius ir aš perku jos drabužius. Ir ten buvom, žodžiu, mes buvom Čiprianė, buvo tik atsidaręs Čiprianis ir jinai atėjo ir aš žiūriu, čia jinai Elsa vadinasi, mano viena mėgstamiausių brandų dabar Revolve ir Forward pardavinėja. Ir aš prie jo, žinok, priejau, aš tiesiog moteriškai nesusilaikiau, tai yra visiškai nebūdinga man ir aš prie jos priejau, aš sakau labai atsiprašau, kad trukdau, sakau jūs, aš tik tai norėjau pasakyti, kad jūs esat labai graži moteris ir aš labai perku daug jūsų drabužių, man labai patinka, I'm a fan. Ir jinai taip žiūri, sako, kad so nice, žinai, nes, aš nesu ta tokia, žinai, kur ten nuo gatvės pabėgus, ten kažkokia, žinai, crazy. Neringa, tu išdrįsai, aš Ivos ir Mango iki, žinai, taip ir neišdrįsau. Žinok, aš išdrįsau. Vis tiek, bet man Bet aš sėdėjau, žinok, su draugėm, mes laukiam staliuko prie baro ir jinai atėjo irgi laukia staliuko ir man, žinok, toksai net kaista atrodo kojos, rankos ir aš galvoju, ir aš taip noriu prieiti, nes aš žinau, ką reiškia kūrėjui gauti tokį komplimentą. Nes kartais yra tas toksai kaip nefainai, čia kažkaip ne fasonas tai padaryti, bet kūrėjui, jai tai yra confirmation. Kai ateina kita moteris, kuri vilki jos, pavyzdžiui, rūbais, ar ne, ir pasakyti, kad I love what you do ir perlipti tą savo ego ir tą, žinai, yra taip fain ir aš taip galvoju, jai turėjo būti smagu. Tai, ką jinai daro, tai čia yra labai didelis komplimentas. Tai kas dabar išgirdot Neringa, tikrai Neringa kuria tokį nuostabų podcastą, tai palaikinam, subscribinam, hebra, come on, ta prasme. Kūrėjui tikrai yra įvertinimas, ką tik Neringa labai puikiai paaiškino ir aš tiesiog sėdžiu, klausau ir aš galvoju, aš tikrai labai tikiuosi, kad jūs visi išgirdot, nes tikrai nėra sunku paspausti subscribe, nes aš pati tikrai žiūriu ir aš tau sakiau kelis kartus netgi. Tai kūrėjui tai yra tikrai įvertinimas. Taip, ir tarp kitko, kas norite, kad šitas podcastas gyvuotų ir rašot man gražius laiškus, kad nesustok, bet kažkaip žmonės, žinai, jie labai nori, kad tas vyktų, bet jie kažkaip pamiršta kartais, net ne iš blogo, bet tai nepamirškite subscribinti, jeigu norit, kad šitas podcastas tęstųsi. Tai grįžtam prie tavęs. Žmonės pažiūri, bet tiesiog to nebūna ir mes tą kiekvieną dieną galim. Jeigu tu customer service turi kažkokį negatyv, tu varysi, tu rašysi skundą dar kažką. O jeigu tau viskas gerai, čia kautino visko, tu taip ir nueisi ir išeisi. Labai tai būtent, kai žiūri, tai jeigu galima tikrai vertinti tikrai kūrėją. Taip. Noriu paklausti tavęs, kai tu grįžai ant tų kilimų, vis tiek galėjai palyginti tą žinomumą galbūt Lietuvoje, kokį turėjai, jis buvo šiek tiek kitoks, bet vis tiek buvo tos šlovės, aš tave prisimenu, sakau, kaip ir iš tų TV projektų. Ir čia bum, papuolė ant raudonų kilimų. Kaip tau tas visas Hollywoodas pasirodė? Labai, žinai, kas labai gerai galiu pasakyti, nes Lietuvoje pas mus yra labai nustatymas, to ant raudono kilimo eisi, jeigu tu esi jau ten vienas iš tų žymiausių, labai žymiausių, ir tai ten jau pakvietimą ten kažkur, tai tu nelauk geriau. Ir tu pati žinai, kad va čia, jeigu tu eini į kilimą, yra tikrai welcoming. Yra, jeigu čia tu nebūtinai ten turi būti žymiausia visuose telikuose esanti žvaigždė. Jie tave gali priimti. Prifotkins tave ten. Jie prifotkins. Tai žinai, kas man tas smagu buvo dėl to, kad tam ir tu eini, tu kaip ir going out ir, žinai, tas ir kitaip, palyginus su Lietuva. Lietuvoje tą gali daryti tik labai žymus. Čia mes einam raudoną kilimą. Kiek tu žinai iš tų žmonių, tavo paskutinis raudonas kilimas, kiek tu jų žinojai, iš kiek buvo fotkinta, žinai? Žinok, mano paskutiniai kilimai tai buvo mados savaitė. Mados savaitė, jo, aš atsimenu tavo, tai tikriausiai. Jo, ir žinai, aš galiu pasakyti, kad priėmimas labai pozityvus, tikrai. O, pavyzdžiui, tau, lyginant, vis tiek tu jau patyrei tos blogus komentarus, tos piktus žmonės Lietuvoje, ar ne, kai jau pradėjai dainuoti. Aš prisimenu, buvo tas, ir pas mane buvo tas. Pas mane, žinok, ir aplamai labai daug, ir žmonių. Ir iki dabar tas yra labai neatsiejama, neatsiginama, man atrodo. Žinai, kaip ir sakau, yra labai drąsu ir gerai, bet niekam tu eini tą savo, aš kaip visą laiką, aš buvau šitam užgrūdinta per visko, ką aš gyvenime patyrus. Aš negaliu tiesiog klausyti niekieno, nes aš būčiau visur išvesta į visus įmanomus kelius. Galbūt tas būtent kryptiškumas, kuris buvo per ir traumą praeiti, ir tas tikslingas atsistatymas, tiek darbas su psichologais, tiek viską
manau padėjo tam. Tavo patirtis su Hollywoodu neapsiribojo tik kilimais. Papasakok truputį, kaip tu papuolei į tos filmus. Pasakoji, kad ten, žodžiu, teko visokias rolės pavaidinti. Tai kaip tu ten papuolei? Aš Instagram'e esu užpinus 3 postus ir per antrąjį ten aktoriniai yra ir ten ir be galvos, ir pasikorus kalėjime buvau. Ir mane tiek kartų jie nužudė jau filmuose, kad aš jau sakiau, nu, kas dar gali nutikti. Gal faina? Jo, žinai kas, aš esu toks žmogus, aš pas režisierius visą laiką ateinu ir skaitau, darom ką nors tokio, ką šiaip nepadaryčiau. Crazy ir kažką. Žinok, mano vienas buvo su Beyoncé's patėviu filmas ir Cho pavadinimas su Braxton šeima buvo rašyta, mes tikram Filadelfijos kalėjime filmavom, va tada jis yra tikrom istorijom, Amerikos žymių nusikaltimų istorijom paremtas. Ir mano buvo, kur neteisingai buvo sulaikyta žurnalistė nes jinai investigation darė tiesiog policijai, policijos bosui, kurį vaidino Beyoncé's tėtis tuo metu. Geras. Ir aš kaip žurnalistė ir jis tiesiog nusintė, kad mane areštuotų, sukurtų visą bylą ir jinai pasikorė kalėjimo kameroje. Ir taip ir liko Amerikoje. Čia yra Amerikos viena iš tų legendinių. Nusižudė ar nužudė kalėjimo kameroje. Tai, žodžiu, man buvo tas ir režisierius, man reikėjo areštuojant kovot su policija ir režisierius, o tu bijotum išsitepti purvu? Aš bring it on! Tai visą laiką aktorinis mano buvo, aš norėjau ne kažkokio glamūro, tų tokių tradicinių, ką aš galiu kiekvieną dieną pasidaryti. Aš norėjau visą laiką tokių įdomių ir man, nors pirmas mano pagrindinis, pirmas toks tvirtesnis, žymesnis vaidmuo, tai buvo CBS televizijoje NCIS Los Angeles. Season finalai jam reikėjo Mistress. Ir, žodžiu, tas būtent buvo mano galbūt įėjimas į tau didesnę tokią profesionalią filmų ir televiziją, o tą man tiesiog per Instagramo DM režisierius parašė "What's your number?" and casting department gonna call. Aš Bet nelabai... kaip tu galvoji, šitas atėjo per tavo visus tuos pasirodymus ant kilimo? Viskas buvo, aš labai pati taktiškai, aš socialinius valdžiau labai taktiškai, aš laikinau tik tai viską, ką ir reikėjo, followinau, aš... Visas tas social network, aš visą laiką dariau, aš tą studijavau, nepamiršk, communications and PR. Mano visą laiką buvo communications ir tu manęs buvai klausus aplamai dėl darbų, dėl visko, aš naudojau savo daug, nes žmonės samdosi publicistus ir viską. Taip. Tą studijavau. Tai tu buvai savo PR agentas. Aš pati savo, aš iki dabar mano visi kilimai viskas, aš viską pasidarius pati. Galų gale, tu sakai, prieiti prie žvaigždžių. Aš su Lakers komanda, daugelis tikriausiai dabar kalba, bet užkulsiuose visur yra labai daug žmonių ir visko, kur tu prasilenki, bet tu negali, nežinai, courtside yra labai daug žymių veidų ir tenai tu negali, tiesiog, kaip ir tu sakei, ne tai, kad tu negali, tu gali, bet tu to tiesiog nedarai jau iš pagarbos tiem žmonėm, kad jie jau visur to susilaukia. Kaip tu apibūdinai, Paris Hilton, Kendall, žinai, jau duodi jiem. Mes jau tokie, žinai, LA gyventojai, mes jau žinom tas nerašytas taisyklės, kaip reikia elgtis viešumoje. Pagarba žmonėm, jie turi visą tą visuomenę iškesti visur kitur, tai bent jau čia toks safe place inside. Aš noriu pereiti prie labai labai svarbaus to gyvenime etapo, apie kurį tikrai daug visi kalba šiandien ir mes negalim apeiti tos temos, ar ne, nes tu tikrai tu tokia moteris, mergina, kuri, nežinau, klausau tavęs ir galvoju, tu tokia esi stipri ir aišku, visi žinote, kad Simona kovoja su vėžiu ir tokia jauna, tokia graži. Papasakok man, kaip tu sužinojai apie diagnozę ir kada? Tiesiog man prasidėjo labai daug virškinimo problemų, prasidėjo labai dideli pūtimai, aš atsikeldavau ryte, žinai, kaip pas mus būna plokščias pilvas, pas mane vis laikais išpūstas. Ir aš pradėjau eiti pas gastroenterologus ir viskas, kažkokia nesąmonė, aš labai bloated visą laiką. Taip. Ir man taip tiesiog nurašinėdavo IBS, tai yra dirgliosios žarnos sindromas, kaip ir visi, maždaug putimai, nevirškinimas, čia maistą toleruokis, visą kitą ir labai daug laiko
mane varinėjo būtent per tą koreguojam, čia bandom tos produktus išimti, čia netoleruoji, gal to žinai pati, gal glutimas, gal tas, gal čia mažiau ten daržovių kažkokių, tai gal daug mažiau angliavandenų, kažkas, va taip. Bet čia kiekvienas žmogus tikriausiai patiria tą pereiti. Mano atveju, kur buvo, kadangi tai yra auglys ir jis yra per limfmazgius, yra labai greiti navikų augimai. Ir man tiesiog labai staigiai jisai pradėjo didėti ir blogėti ir aš tualetą net nenueidavau po kelias dienas. Ir tai yra, wow, kaip tai yra įmanoma, tu visą laiką pilnas labai. Ir tiesiog nepasiduodama aš einu pas tos gydytojus, vėl 2 savaitėm jie vėl kokį vaistą ten probiotikų daro, vėl už 2 savaičių. Ir aš taip nepasidaviau, nes man blogai. Aš tikrai negerai jaučiuosi. Ir galiausiai tiesiog pradėjau tualetą eiti su labai labai daug kraujo. Ir nuo tada prasidėjo įvairiausi, kaip, žinai, vidaus yra tie tyrimai, skenai, kolonoskopijos, endoskopijos, visa kita. Ir teko man pereiti per 3 chirurgus, kol galiausiai mano chirurgas, jis tik mane pamatęs, iš karto sako, we need a surgery. Iš karto. Ir jie tiesiog sako, we can do it robotic. Su robotais. Su robotais, 2 robotais, Cedars Sinai, Los Andžele, tai yra, wow, tiek ligoninės, tiek gydymas, tiek care visas. Amerikoje, kaip žinai, nelaiko ligoninėse, tai yra po operacijos, kad ir pati sunkiausia yra maksimum 3 kažkur dienos ir tau į namus slaugė, pavyzdžiui, ateina. Tau tą padengia pilnai, nes ligoninėse vietos yra labai ribotos ir tai yra jiem brangu, jiem yra daug patogiau seselės, sakykim, tas labai gydymą tikrai gavau gerą. Ir ta visa diagnozė va taip ir prasidėjo man nepasiduodant, einant pas gydytojus ir kad aš negerai jaučiausi. Kiek laiko tau užtruko, kol diagnozavo? Ilgai, labai ilgai. Net sunku, žinai, iš tikro pasakyti, nes neaišku, nuo kada tiksliai prasidėjo tas... Bet kada tu pradėjai jausti jau tą labai didelį diskomfortą? 24 metų, aš pasakyčiau... Link pradžio, link kokio kažkur per kelis mėnesius? Jo, link kažkur tai kovo mėnesio 24 metų man jau tada tie putimai, jau stojimai prasidėjo. Tai jau reiškia, kažkas jau tenai kaip ir blokavo. Ir tada tiesiog viskas tik blogėjo ir galiausiai tiesiog raumuo netgi plyšo. Ir tada skubiai teko, ne tik, kad išoperuoti, bet teko ir kraujo perpylimą daryti ir tikrai pereit labai daug. Ir aš Cedars ligoninėje ICU išbuvau 21 dieną. Oho. Ir tiesiog prijungta prie aparatų, nes labai mano dar atveju labai daug kaip ir tokių, kaip ir skaitos, kraujo perpylimas, tada jie turi krešuliai, žinai, visa kita. Ko tik man nebuvo. Kaip tu jauteisi, kai tau pasakė diagnozę? Tada tuo metu man buvo pagaliau, nes aš labai ilgą kelią praėjau, aš tikrai žinau, kad man yra negerai. Tai yra nenormalu, kas vyksta ir aš tikrai žinau, kad tai yra kažkas. Ir tai tikrai ne IBS, ne dirglioji žarna, ne putimai paprasti. Ir ypač, kada jau eini į tualetą su krauju, čia tikrai ne. Ir man tas buvo, žinai, taip, tai buvo šokas, tai buvo baimė, bet tuo metu aš dar, gydytojas iš karto pasakė, it's a mass, it's a tumor, we're gonna take it out. Kad žodžiu, auglys išimsim ir kad tai yra auglinio pavidalo ir jie negalėjo tiksliai netgi pasakyti nei ilgio, nei nieko ir aš tau iš ligoninės rodžiau, aš tik atsibudus gydytojas man parodė ir tiesiog pasakė, kai tik tai įėjus, kaip sakau, į vidų galėjo realiai pamatyti ir jis atliko tokį darbą, kad tiesiog ir kiti chirurgai, kurie iš pradžių ir gydytojai, kurie mane siuntinėjo visur kitur, jie atsiprašė. Tiesiog jie pasakė, kad negalėjo net įsivaizduoti, kad 28 metų labai buvo neįprasta. Ir pirmiausia yra savaime aišku tokie visi tyrimai tie lengvi ir gydymai tie lengvi. Mano situacijoje, kadangi tai buvo per limfmazgius, tai yra greitas augimas. Tai net mano situacija nebuvo. Iš kitos pusės galbūt ir dėkinga, nes man
man tas buvo operuojama ir pavyko ir anksti, vat, būtent per tai, kad ir cukrų, ir aš iš karto pasitau, aš nenustojau ir aš neužleidau. Ir daug kas net pajutė, sako, pirmus simptomus, tau putimai kažkas, bet labai nurašo. Nu taip, nes čia Aš toksai labai, aš tikrai jaučiau, kad man tikrai kažkas yra negerai ir aš vien dėl to nepasidaviau. Ir yra kaip yra. Kaip tu jautėsi po operacijos? Labai blogai, įvažiuojant labai džiaugiausi jau. Aš labai to laukiau, nes mano operacija buvo paskirta anksčiau savaitę, bet prasidėjo LA Fires. Oh my god, tai tu čia per... tą savaitę, o dieve. January, man turėjo būti 5 operacija. Ir tą savaitę pas mus prasidėjo nuo 1 January. Didžiausi gaisrai. Didžiausi Kalifornijai garsai ir visur čia ligoninės uždarytos. Ir mane ryte nuvežė, aš jau buvau paruošiamam ir dar prieš tai, žinai, prieš operaciją, išsivalymai viską. Aš kažką pamenu ir tavo jie man postus. paskambina ir sako, nebus. Bet aš jau tada, žinai, jau viskas, aš jau nebegaliu, jau aš kraujo tiek netekus, jau man skausmai, jau nušakės. Ir sako, dar savaitę. Ir aš jau, žinok, tą savaitę jau tiesiog sėdėjau ir va tai, nieko nebegalėjau, žinok, daryti, nes tu negali jau nei valgyti, nei tualetai, nes, nu viskas, jau ten yra ant tiek blogai. Ir nes jau didelis laikas tas ir daug tų tyrimų, ir tie tyrimai labai sudėtingi irgi yra, žinai, ir sutrikdo labai daug. Taip. Nes daug tų švitimų, daug tų, paskui ten ir žiedus reikia ryti ir viską, tai savaime aišku, dar kai visas viduje yra, tai dar labiau sujaukia, tai per tuos tyrimus dar tu daug prasčiau pasijunti. Tai man buvo tada, kada operacija buvo pagaliau. Greičiau, take it out, bet atsibudus labai nusivyliau, nes aš taip skausmą jaučiau ir aš tik atsimenu kažko spalvas, tiesiog juodas, violetinė, net nesupranti, kas tai yra, tiesiog žinai, kad labai skauda ir tu rėki ir tu skis pain. Ir aš girdėjau anesteziologą sakant fentanyl permission. Ir aš sakiau, darykit viską. Ir aš paskui jau atsibudau tik tai palatoj, bet irgi su tokiais skausmais, pirmas 4 dienas man morfijus nepadėjo, man leido kas 2 valandas hidromorfijus. Tai yra dar daug stipresnis, nes tiesiog visas vidus išplėštas ir pilvas mums juda visą laiką, kalbant, kvėpuojant, bet tu įsivaizduok, kada ten yra visur viena atvira didžiulė kaip žaizda, sakykime, ir išplėšta ir prapjauta ir toks tas skausmas, tu net sujudėt bijai, tu nenori įkvėpti, tu guli ir tu, kad tik man nereiktų pasakyti žodžio ar sumykt kažką, kad tik nepaklaustų, ko, žinai, tas antiek tu to nelauki ir šita visa liga ir viskas labai atima daug gyvenimo iš tavęs ir malonumų ir visko, ką aš norėjau ir siekiau ir dariausi ir sakiau, oi, pasidarysiu universitetą, čia karjerą, čia tavo, tada jau čia gyvensiu, keliausiu, čia ragausiu, bendrausiu ir žinai, kas atsitiko ir kai atėjo va tas laikas, aš negaliu, man tuo metu man buvo išvis, man kažką suvalgyti, man skauda, tau atsigert skauda, tai tu tiesiog jau tas tau nemalonumas, tu bendrai labai silpnai jautiesi, viduje irgi labai blogai ir fiziškai, ir emociškai, ir psichologiškai, ir kur tada yra tas, kas gyvenime yra, kur tas malonumas ar kažkas, tai jeigu tu niekas. Taip. Tau antiek skauda, kad tu negali nei knyga, nei telikų, nei ten filmų pasimėgaut, maistu, niekuo ir atima iš tavęs tą labai daug malonumo. Aš visą laiką tavęs klausau ir man galvoje yra tik vienas klausimas. Iš kur tu semiesi stiprybės? Iš kur tu tokia stipri ir dar apie ligą pasakoji su tokiu, žinai, lyg pasakotum apie kažką kitą, bet ne apie save, žinai? Nes žinai kas, nes yra labai sunku pasakyti, kur yra mano tas gyvenimo, tas prasiskyrimas ir kur jis prasidėjo ir nuo kada ir kaip. Ir žinai, vienas iš variantų yra, kad gal aš tada kaip ir miriau tų 15 metų. Ta asmenybė, tas viskas, kas buvo. Ir žinai, ta stiprybė dabar ir viską tu eini, žinai, tu jau tokiu, kaip ir sakiau, tu plauki paviršium. Kaip autopilotas. Nes
tai yra vienas, nebežinau, kad kažkas galėtų man, žinai, bring me down, take me down. Net liga. Ta prasme, aš skausmą jau patyriau, aš baimę jau patyriau, išgąstį jau patyriau, iš manęs jau ir viskas buvo duota, ir viskas atimta, ir iš naujo, ir vėl, ir žinai, kur dar? Kas dar gali būti? Ko dar neturėjau, žinai, gyvenime? Tai sunku pasakyti, ar tas buvo, gal netgi tai buvo mano trečias gyvenimas prasidėjęs, mano chirurgas tai vadina trečiu gyvenimu, nes jisai sako, what you gonna do, where you gonna travel, kur summer, what you gonna do, nes tu gyvenimą turi, keliauk, tau pabaigėm terapiją, kai baigėsi viskas. Net klausė, kokie vasaros planai. Tai tu Aš į Lietuvą važiuoju ir labai tikiuosi, kad pavyks ir tas labai priklauso daug ir nuo gydymo ir nuo visko. Tai labai tikiuosi, kad tikrai niekas nepablogės, neatsitiks, nepasijusi blogai ir niekas netims šito irgi iš manęs. Simona, ačiū tau už tokį nerealų pokalbį. Tikrai buvo labai įdomu tavęs klausytis. Ir pabaigai aš turiu 3 klausimus. Tai kas tau šiandien yra gyvenimas? Gyvenimas. Man dabar gyvenimas tai yra, šiuo metu tai yra, žinok, džiaugsmas, nes dar praeitais metais aš būčiau vardinus labai kitaip, man buvo baimė, man buvo skausmas, šiai dienai ir ypač pavykus sėkmingai tiek operacijai, tiek gydymam, aš kaip ir sakau, man galbūt tai trečias gyvenimas net prasidėjo, kaip vadina daugelis gydytojų, nes aš dabar turiu tą naują ir aš vėl turiu mokintis iš naujo gyventi, neringa. Ašgi negaliu nei valgyti dabar taip pat, kaip viskas buvo, veikla taip pat, judėjimas, šokiai, ką nori, dainavimas, viskas vėl keičiasi. Iš viso dabar gyvenant, sakykime, be organų pilnų ir neaišku dar kiek man teks tokių operacijų, nes yra bėdų ir su kitais organais, kas atsitiko per visą, kadangi žinai, kaip yra viskas sujungta, inkstai, kepenys ir visa kita. Tai neaišku dar kaip, bet šiuo metu man tai yra džiaugsmas, kad aš jį turiu ir ta kiekviena diena ir aš jį atrandu vėl. Ką pasakytum žmogui, kuris šiuo metu išgyvena sunkiausią savo gyvenimo etapą? Nepraleisk šios dienos, nestumk visko į rytojų taip, kaip dariau aš, nes tas rytojus gali būti labai labai sunkus ir tu nežinai, ar tau pavyks tiek juo pasimėgauti, kaip tu manai, ar planuoji, ar įsivaizduoji. Tai nepraleisk šiandienos, pasimėgau tuo, kuo gali, nes jeigu tau atrodo, kad galėsi rytoj, gali būti, kad tu rytoj, kad ir gyvensi, bet galbūt tas dalykas nebeteiks tau malonumo, kaip ir daugelis dalykų, kas, sakau, atsitiko man netgi su liga ar kažkas, kur yra daug gyvenimo malonumų ir dėja tas tau malonumo nebeteiks. Kas tave laiko stipria net sunkiausiamis akimirkomis? Būtent ta ugnis viduj, kur ir sakiau, kuri degė nuo pat to, kad I won't let you take me down. Kai tada mano brolį nužudė ir tas buvo tik tai žiebimas, galų gale toks žibalo papilimas į tą, kas man buvo 8 metų, ta mergaitė sparnuotose supynės dainuodama ir toj Kauntoje ant tos scenos ir wow! Ir ta ugnelė, kuri netgi ir tėvai, kurie nenorėjo, kad tu dainuotum ir šeima ir viską, ir vadovai, tiesiog leiskit jūs ją įkalbėjo. Ta cinkelis, ta ugnelė, jinai tik dar labiau įsižiebė ant tos 15, tik jaus tokiu kitokiu, ne tokiu daugiau gyvenimišku. Ir tuo aš toliau ir einu, tas man atrodo, ta ugnis, aš ją toliau ir kurstau. Ir žinai, liga ir diagnozė, gali būti, kad man dar tik tai daugiau tą ugnį užkūrė ir neaišku, ką aš dar galiu nuveikti ateityje, nes nežinau, ką dar galima man būtų, kaip dar mane kirst būtų galima. Tai aš tau ir linkiu, kad ta ugnis niekada neužgestų, tu esi labai labai stipri, žavi, jauna moteris ir linkiu tau tik tai, žinok, sveikatos. O tu stiprybę tai tikrai turi. Tai ačiū tau labai už tokį nerealų pokalbį, Simona, ir ačiū visiems, kas buvo čia su mumis. Ir nepamirškite subscribinti ir susitiksim kitose laidose. Aš būtinai žiūrėsiu.